Power Hit Radio ryto laida Šok į kelnę su Saulium ir Elena. Ir Deividu Ragucku. Sveikas gyvas, Deividai. Labas. Sveiki, sveiki. Deivis mūsų kolega, jis yra operatorius, tai čia jau tikrai Elena, ko gero daugiau laiko su juo tikrai praleidžia, nesakysiu, kad nei su manimi, bet... Nepertraukiamo, kartais būna tikrai 8 ar daugiau net valandų. Taip, irgi Deivis yra tikrai profesionalus parašiutininkas, šuolininkas parašiutu, ar ne? Taip. Kuris jau atlikęs daugiau nei 4000 šuolių. Jeigu per TV3 televiziją pamatysite kažkokį tai reportažą arba ūkininkai ieško žmonos padebėsiuose, tai čia jau Deivio dėka atsirado ūkininkai lėktuve, ar ne? Taip, rekomendavau kaip tokį ekstremalų pasimatymą, nes ten buvo tokių porų, kurios ten neramios dušios. Nusiramino? Nusiramino visi. Aš įsivaizduoju, kad jau įlipus į lėktuvą, šiaip visi, kurie šustri ir kieti būna ant žemės, greitai apsiramina, ne? Labai tokių yra daug, kad važiuoja pasportavę 2 metrai čia grandinėlės, kas čia aš toksai. Įlipo į lėktuvą, supaprastėjo, atsisėdo, nusiramino. O būna, kad neiššoka, ar ne? Yra buvę. Tekę matyti, iš tikrųjų, per tiek metų, 26-27 metų šokinėjimo, tikrai daug mačiau skrandžio turinio, kibimo nagais instruktorių į veidą. Alpimų, susižeidimų. Dėl to, kad nualpo, ar... Ne, šiaip tiesiog, pas mus būdavo, kada dar apvalūs parašiutai. Taip, karinis čia, ar ne? Jis ir sportui, ir karinis vadinamas buvo naudojami, tai su jais būdavo daugiausiai traumų, nes jis labai nemėgsta didelio vėjo ir pas mus būdavo, taip kalbėdavom, kad, normalu, 3-2 traumos, lūžiai, skilimai. Čia normalu, ne? Čia motyvuojam dabar, ar kaip? Ar jau per daug kolegų turit? Jais praktiškai jau nebesinaudojam, ta prasme, ir pereinam prie šuolio dviviečių parašiutų Marijampolės aeroklube. Beveik visi aeroklubai perėjo prie to. Bet tas pats šuolis, kurį mes šiandien, kaip minėjot, galėsim pralošti, padovanoti Power Hit Radio klausytojui. Gal paklausim iš karto, kad rašytų atsakymus. Kad rašytų messengerį atsakymus. O tada burtų keliu išrinksim. Jo, bet supraskit, mes jums padovanosim šuolį parašiutu su lėktuvu. Svarbiausia, kad jūs norėtumėte iššokti. Gal čia bus jūsų svajonės išpildymas. Seniai ruošitės, neprisiruošėt, o dabar turėsit tokią nerealią progą Marijampolės aeroklube iššokti. Čia matau sezono kaip tik metu iki spalio 31 dienos galios dviese su instruktorium dviviečių parašiutu. Deivi, paklausk. Pamiršai klausimą? Ne, klausimas būtų toks, kokio žodžio nevartoja parašiutininkai? Taip. Viskas. Tinka. Rašykit atsakymus mums į Messengerį Power Hit Radio Lithuania. Kadangi apie tuos parašiutus kalbėjome, tai kokie dabar yra tie parašiutai? Aš žinau, tu pats esi pasakojęs ne kartą už kadro, kad čia, žinai, svorį reikia prisižiūrėti, nes parašiutas gali nebetikti. Tai kaip jie yra matuojami pagal jūsų svorį? Tokie dydžiai ten yra. Jeigu trumpai apie parašiutų dydžius, svorius, greičius, tai būtų taip. Jeigu tu šokinėjai šiaip savo malonumų į pievą, tai ten tie 5 plus 10 kg nieko tikrai nereiškia. Bet jeigu tu sportuoji ir, pavyzdžiui, mes atstovaujam Lietuvą tikslaus nusileidimo rinktinė, 5 kg yra mums daug, jau keičiasi tavo svoris, įkrovimas, parašiuto valdymas, stabdymas keičiasi ir tu turi pirkti naują ir dėl plus 5 kg mesti 3500 eurų, tik parašiutas tiek kainuoja, ne visada taip galim ir tiek galim. O kas dar toje ekipiruotėje yra be parašiuto? Yra atsarginis parašiutas, yra parašiuto kuprinė, į kur abu du parašiutai susideda. Tu perki kuprinė, kurioje viskas sudėta? Ne. Wow. Čia visa komplektacija. Tai kiek kainuoja toks galutinis setas? Ir dar nepaminėjau, saugos prietaisas yra, kuris veikia nuo slėgio. Jeigu kažkas parašiutininkui atsitiktų, kad jisai iššauna atsarginį 300 metrų aukštyje. Automatas toksai, ir ne? Jo, jeigu ten pats sąmonės neteko ar kažkas, ne, kad būtų vis tiek. Ok, daleiskim, kuprinė 3000, 4000 eurų, parašiutas 3500, atsarginis apie 1000, prietaisas saugos 1000 eurų, labai taip suapvalinom. 10-15 tūkstančių, ne? Tiek uždirba TV3 operatoriai. Gi gauna tų šuolis irgi pinigų. Taip. O Deivi, kada buvo pirmas tavo šuolis, kiek tau metų buvo ir kelinti metai tai buvo? 94, 14 metų. Kodėl? Mano tėtis šokinėjo
mano tėtis skraidydavo su sklandytuvu ir aerodrome dažnai tėtis neveždavo į dirželį, nes labai dažnai bliaudavau atsistojęs ant lango ir rėkdavau, tėti, pasimk mane. Nes matydavosi Marijampolė per dirželį, šokinėtojantys žmonės, tikrai matydavosi Marijampolė. Aš atsistodavau prie lango ir verkdavau ir žiūrėdavau į langą ir sakydavau, tėtis darė pum ir nori pasivažiuoti. Labai dažnai mane pasimdavo, taip, vaikas auga aerodrome, mato lėktuvus, mato parašiutus, lakūnus, tai nieks nenustebo, kad pasirinkau tokį spatą. O tu pasiprašai pats, ar tėtis kažkaip tai pastumėjo tave? Šiaip buvo įdomi situacija labai, aš paniškai bijau skristi lėktuvu. Aš iki šiol bijau skristi lėktuvu. Tarp šalių, ar ne? Tarp šalių. Ne, šituo mažu ne. Ta prasme, aš kada parašiutas ant pečių, atidarytos lėktuvo durys, aš jaučiuosi labai saugiai. Matėm. Tikrai. Jis išlipa į išorę, užsikabina savo ir ten žiūri, kada jau čia šokti reikės, kada ne. Išorėje jisai skrenda, o ne viduje. Tikrai. Čia gal negalima sakyti tai. O, kodėl negalima? Tik su parašiutu. Nežinau, darbo sauga. Ar... Nėra sauga. Ne, tai čia mano darbo kabinetas, tai kaip aš negaliu būti savo darbo kabinetą, tai aš ten kitaip neina stovėti. Tavo darbo kabinetas yra šiaip, dangus. Toks didokas. Nuolat besikeičiantys tapetai. Vaizdelis jo matosi geras šitas tikrai taip. Geriau nei Vilniaus meras, žinai, matai viską. Na gerai, tai ir ta istorija. Tada tu, kaip tu išstūmė ar iššokai pats? Aš galėjau anksčiau šokti su parašiutu, bet aš paniškai bijojau kažkaip skrydžio, kažkoks lūžis viduje vyko, kad pat vieną pavasarį aš jau sakau, kad jau galiu ir noriu. Bet tėtis taip, jis neversdavo, bet paklausdavo, gal tu nori šokti su parašiutu, ir šitie parašiutininkų vaikai yra iššokę, galima nuo 14, bet tai kolega mano Edgaras, kaip sakot? Tandemo ar solo? Solo. Tuo metu tandemų nebuvo, kaip aš pradėjau šokinėti. Tai mano kolega Edgaras, su kuriuo kartu ir rinktiniai, ir Lietuvos čempionatuose kovojam dėl pirmos, antros vietos dažnai, tai visai 12 metų yra šokęs. Turiu nuotrauką, kur ten toks vaikelis stovi ir parašiutas iki galo suvaržytas, akys didelis. Bet iš kokio aukščio tada? 800 metrų tuo metu su tuo paliu parašiutu, jo minimalus yra šuolio. Ir pats turėdavai žiedą ištraukti, ar ne? Jo, viskas pačiam ir žiedą pats traukti ir mokindavai tos taisyklingos figūros laikyti, kad išmoktum kristi. Kur jūs mokindavotės tą figūrą, kai tai senaisiais laikais, 94 metais, nebuvo šitų turbinų ir tunelių? Savo kailiu, labai paprastai šoki, mokiniesi ir krenti, kaip laikyti taisyklingą figūrą. Jau kritimo metu tu mokaisi. Taip. Čia panašiai nuskambėtų, kaip įmetė į vandenį ir plauk. Wow. Bet netoli mesim, ar tik kranto, numesim porą metrų reikės parplaukti. Jo. Tai porą sekundžių reikėdavo. 3 sekundės, 5, 10, 15 didindavo. Būdavo aukštimatis. Šuolio metu labai sunku iš tikrųjų nuskaityti, tiksliai nuskaičiuoti sekundės. Mus visada mokindavo, kad sakyk triženklį skaičių 121, 122, 123, tai va tada praeina pilna sekundė. Nes būdavo, tau reikia kristi 10 sekundžių, tu iššokai ir 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. O sako, palauk, tu turėjai 10 sekundžių kristi, bet yra video nufilmuota, kaip 3. Tu prie padurų, sako, jau parašiutą įskleidį. Ten visokių tokių labai... Kokiu greičiu krenta žmogus iš lėktuvo? Priklauso nuo jo pozicijos. Esu įvaręs ir 400 km per valandą. Yra čia tokios varžybos tarp jūsų? Ne, taip, kartais pakvailiuojam, atsipalaiduojam po pasaulio čempionato, tai ta prasme žemyn galva, bet jau sunkoka, reikia treniruotis. O tandemas maždaug, aš galvoju, kokiu greičiu aš tada kritau su... Tandemas, tai jeigu, aš manau, kad buvo 220, apie 220. Užteko, žinokit. Jo, bet jeigu šoka tokį 2 po 100, tai instruktorius ir tai, man atrodo, 2 pemdas paustų. Ar dabar šiais jau laikais, tikrai solo nešokinėja, ko gero pradžiai pradedantieji šokinėja tandemo, ar ne? Pirmas šuolis yra privalomas daugelį aeroklubų tandemų susipažinimas, po to rekomenduojama važiuoti į oro tunelį, padirbėti su instruktoriais ir tada atvažiuoti į kurį nors Lietuvos aeroklubą, atlikti tą AFF programą. Taip. Ir jau tada tave paleidžia, kaip tave 14 metų paleido. Ne, tada mokinat, viskas kur kas dabar saugiau, ta prasme jau 2 instruktoriai šalia šoka. Prižiūri, jie tave laiko, tau didina krūvį, viens paleidžia po kokių 5 ar 4 šuolių, po dar 3 dar kitas paleidžia, tada vienas krenta, tada užduotis atlikinėja. O kiek jūs sumažinat tada tą greitį, nuo pozos priklauso greičio sumažimas, ant kiek? Pasaulio rekordas, jeigu aš dabar nepameluosiu, 500, ten gal 30 ar 40 įvyniotai yra.
O tada ant kiek sumažini? Sustabdyti tai gali iki 200-220. Lėčiau jau nekrisi. Nelabai. Nu gal kokia lengvesnė mergina, gal kokį 180. Geras. Čempionatai, tu atstovauji rinktinėje, tai irgi taip. Labai daug niuansų turi jūsų varžybos. Rokas Baciuška, kaip tik buvom filmavime su Deiviu ir Rokas labai kaip ekstremalaus sporto irgi gerbėjas klausinėjo ir sako, tai pagal ką jūs ten matuojat tame čempionate, kaip greitai nusileidot, kur nusileidot, tai papasakok šitus niuansus. Tai taip, iš 1000 metrų šoka 5 žmonės, tai yra komanda Lietuvos rinktinė. Jie turi šiek tiek laiko pasidalinti aukščiais, kas 100 metrų ir taip užeina leistis į tokį matrasą panašus, kaip jūsų stalas. Tatamis, kilimas. Taip, 3 metrų skersmens vidury yra elektronulis vadinamas, jo centre yra 2 eurų moneta. Kaip 2 eurų moneta, toks geltonas taikinys, į kurį tu pataikai ir užsidega nulis. Reikia kuo mažiau surinkti taškų, ne kuo daugiau, kuo mažiau taškų. Tokie darcai iš... Jo, bet jeigu tu pataikai šalia, jau užsidegs 1 centimetras, jeigu dar šalia, dar taip ir didėja iki 16 centimetrų. Su kuria kūno vieta reikia pataikyti? Taisyklėse rašoma, kad kažkuri pirma kūno vieta, tai galima, jeigu gerai varai, gali ir ranka patogiau būtų, bet šiaip visi koja. Ir ne tik neužtenka, kad kojos, bet mūsų batai yra dar specialiai pagaminti, kurių kulnai patys yra nusmailinti. Kad mažesnis. Jo, 1 centimetro skersmuo kulnas yra. Geras. Mes tave pristatėm, nes tu mums kažkada sakei, kad esi parašiutizmo Rūta Ščiogolevaitė. Paaiškink klausytojams. Ščiogolevaitė todėl, kad ji... Eurovizijoje visada antra. Tai aš Lietuvos čempionate 3 kartus jau jaunimo esu tapęs čempionu tikslaus nusileidimo, 1 kartą suaugusių ir šiaip visada antras, nu ir dar 3. Tai kažkuria, kaip vedžiau tą 4000 šuolių statistiką, tai susivedžiau kiek kokių diplomų turiu, pasižiūrėjau. Tai gal 2 ir 3 vietų gal buvo 14. Taip. 7 vietos daleiskim ir 3 irgi 7 vietos. Apie tą statistiką, čia ir klausytojai domisi ir aišku, kad tai yra įdomiausia informacija žmonėms apie nesėkmes, rizikas, ekstremus visus tuos. Kiek kartų pirmas parašiutas neišsiskleidė? Nes kiek antras neišsiskleidė, nesuskaičiuosi. Nes mes nekalbintumėm tavęs. Taip. Antras kol kas visada išsiskleidė. Kiek pirmas? Bet pirmas yra neįsiskleidęs 9 kartus. Turėjau 9 neįsiskleidusius. Koks jausmas tada tau? O velnes? O velnes, sakai? Ne, gal nesakysiu jie. Bet va čia tie žodžiai, kur nesakau. Blin. Taip. Daugiau. Bet turiu omenyje, neramu jau pačiam, nesvarbu, kiek tu šokinėjęs. Gal kažkaip sakyčiau, kaip tik labai viskas aišku ir ramu yra. Nes aš neturiu teisės labai taip ilgai ir daug bijoti ir kažką aiškintis. Turi apie 20, žiūrint kokią didelio greičio problemą turi ar mažo greičio problemą turi. Tai jeigu didelio greičio problema, tai tu turi apie 20-25 sekundės susitvarkyti visus savo šitos reikalus ir ten nėra kada bijoti. Parašyti ir taip toliau. Oi. O šitomis temomis jūs kalbat, nes jūs turite labai dažnai. Tai jūs prietaringi ir neprietaringi? Šiaip sakom, kad neprietaringi, bet iš tikrųjų labai prietaringi. Tas žodis yra apie kurį yra tas žodis, kurio dar... Yra atsakymuose, bet yra ir neteisingų daug. Kas prisijungia dabar prie mūsų, Deividas Raguckas, parašiutininkas mūsų studijoje. Klausimas yra toksai, jeigu norite laimėti šuolį parašiutų... Marijampolės aero klube iš 3 km tandemu, tai... Kokio žodžio nesako parašiutininkai? Messengeryje spėliokit, žiauriai daug teisingų, žiauriai daug neteisingų atsakymų, galėsim irgi čia jau pabaigą pokalbio trumpai aptarti. Kokią dar statistiką vediesi tada? Kiekvienas parašiutininkas turi šuolių knygelę, jisai rašo kelintas šuolis, data, vieta, lėktuvo tipas, parašiuto tipas, laisvo kritimo laikas ir šuolio užduotis. Koks mažiausias atstumas, kuriame dar išsiskleidžia parašiutas? Esu šokęs iš 150 metrų aukščio per aviacijos šventę, parodomasis šuolis yra su apvaliu parašiutu. Tai jisai šiaip realiai išsiskleidžia 50 metrų atstume. Ir jau dar sustabdo tave iki to? Sustabdo ir dar tu apie 80 kažkur, taip gal 100 metrų dar leidėsi. Klausytojai irgi klausė, ar žinai Martyną Šnioką, tokį bičiuką, kuris šokinėjo nuo pačių vairiausių pastatų Lietuvoje. Ir kokia nuomonė? Nesu asmeniškai pažįstamas, ta prasme, bet seku jį internete, jo šuolis, bet nesu asmeniškai pažįstamas. Nuomonė kokia, ką žinau, o ką aš galiu apie... Ką jis jo gali pasakyti? Apie tokį patį, kaip save pasakyti. Labai geras bičias, labai gerai varo.
Šiaip labai įdomu, labai trūksta tokių Lietuvoje, kad jisai taip paprastai šuolį nufilmuoja, įgarsina ir įgarsinės, jo. Aš matau ir... Tu filmą esi padaręs? Jo. Tu filmą esi padaręs, operatoriau? Taip, esu padaręs, dabar tiksliau gaminu savo trečiąjį dokumentinį filmą. Taip. Jau 2 iš jų yra, pirmas yra dokumentinis filmas Dangus. Taip. Apie Lietuvos parašiutų sportą, istoriją jo, apie aerodrošiuose šiais laikais gyvenančius žmonės. Nes jie iš tikrųjų ten gyvena. Mes gyvenam ten daug vasarų, daug savaitgalų. O ir moterys jūsų antrosios pusės irgi ten gyvena? O čia labai sunkus klausimas. Žmona dabar žiūri, šiaip jau beje, interviu. Linkėjimai. Pasiteisinimai kokie būna. Ir kokia žmonos nuomonė apie vyro šią profesiją? Itin sudėtinga tema. Bandau laviruoti tarp sporto, tarp šeimos, dukrų, darbo, laisvalaikio ir... Bepratis esi šiaip. Žodžiu, nieko gero, parašiutininkų neieškokit, panos, trumpam tik tai nebe. Trumpam. Kur tave surado jį, žmona? Irgi Marijampolietė? Ne, aš ją suradau. Šokdamas. Ne, nešokdamas, kitoj vietoj suradau, bet aš ją pakviečiau į pasimatymą pasivaikščioti tarp debesų, tai labai gerai buvo. Patiko, vienu žodžiu. Užkalbėjo. Jai patiko, bet dabar pažįstant savo žmoną, tai jinai, žiauriai daug turėjo per save perlipti, jinai nemėgsta šuolių, nemėgsta skrydžių, jinai bijo važiuoti šalia stataus skardžio, bet jinai tuo metu šoko, tai tada dar nesupratau. Tai jinai šoko, parašiuto dukros tavo. Yra nors viena iššokusi, ar ne? Vyresnioji yra iššokus 2 šuolius. Oho. O vidurinioji ir jaunesnioji tai dar svorio nepriaugo. Kokių keisti dalykų nutinka ore? Buvo nuogalių, kurie šokinėjo. Oi. Ir ten tas propeleriukas toks įsijungia. Nuogas esi šokęs parašiutu? Ne, nesu. Peršalsigi. Gali. O dar berniuko nori. Yra. Žmona Deivis berniuko nori. Nes 3 mergaitės turi, sakai. Išraudo. Yra šokę klaipėdiešiai į paplūdimį jo. Į vandenį? Nuogi visiškai. Jo, buvo ir... Seksą darė kas nors ore, kažin? Nežinau, nesu matęs, gal neviešino tokių video, gal ir yra. Aiktų, tai dabar viską viešino. Moteris su 1000 vyrų permiega ir paviešino. Jo, bet tai Facebookai, Instagramai blokuoja gal visus barberimus. Bet tu labai gerai dar buvai pasakęs, kad klausimas, ar pavyktų fiziologiškai tai padaryti ore. Su spaudimu neaišku, kaip ten būtų. Kraujas, kur tiek teka. Pasakysiu atvirai, tikrai nesu bandęs, net nesugalvojęs apie tai, bet... Dabar jau galvoji. Gal kur berniukas gimtų? Sakai? Gal kur tu padarytum berniuką? Čia dar, kol jūs apie tai diskutuojat, matau kitus klausimus. Ką daro su tuo parašiutu, kurį, kaip suprantu, atkabina tam, kad išsiskleistų pagalbinis? Ar žiūrit, kur jis krenta ir važiuojat susirinkti ir panaudojat vėliau? Ar turit pirkti naują tą palikę, kur nukrito? Atsikabinimo metu, išmetimo metu yra ant žemės yra stebėtojas ir jisai žiūri, pavyzdžiui, lėktuvą įlipo 15 žmonių, jisai darys 3 ratus, vienam užėjime iššoko 5, dar 5 ir jeigu neišsiskleidė parašiutas, yra žmogus, kuris stebi, kur jie kris iš to taško, nes labai dažnai atrodo, kad tu matei, kur nukrito, bet turi pasižiūrėti orientyrą, tada siunčia, vienas stebi, kur krenta, o kitas važiuoja į tą pusę tiesiog paimti įrangos, nes jinai yra brangi. Taip. Ir tiesiog išpainioji ir vėl kabinė atgal. Taip. Ir jisai, tai yra, parašiutas nėra kaltas, kad tu jį blogai sudėjai, kad tavo rankos abi 2 kairios. Deivi, eteris tuo į parašiutizmą ir panašus, kad jisai siaubingai greitai prabėga. Dar vienas trumpas klausimas. Taip. Ar yra svorio ribojimas, norint šokti parašiutu? Taip, kiekvienas parašiutas turi savo svorio ribojimą. Šuolis dviviečių parašiutų, kurį padovanosim tuoj klausytojui, 110 yra. Max. Taip. Aš nemanau, kad... Čia būdų tie gali... Ne, vienas. Okay. 2,50 tada būtų. 2,50. Gerai. Marizon.lt Marizone.lt apsilankykite, čia yra Deivio namai, antri ar pirminė, aišku, čia žmona geriau atsakytų šitą klausimą. Tai yra Marijampolės aeroklubo puslapis. Labai rekomenduojam nulėkti ten, faina atmosfera. Labai linksma chebra, taip, jie yra bepročiai ir linksmi bepročiai. Lygiai taip pat rekomenduoju. Mes turim jums padovanoti šuolį parašiutu, būtent Marijampolėje. Jūsų spėjimų buvo labai daug, sako, ar tai žodis kristi, ar tai žodis klaida, ar tai žodis sudie, op, sėkmės. Tai koks žodis, kurio jūs niekada nenaudojat?
Paskutinis. Ir aš būtent kaip tik scrollinau ir žinokit, užtaikiau ant Tado, kuris ir parašė, nesako žodžio paskutinis vietoj, to sako kraštinis. Taip, Tadas teisus. Žinoma, tai. Ačiū, Deivi, kad atkeliavai. Nerealus pokalbis. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Tai krenta kas iš oro? Tadas D. Tadai aš tau parašysiu ir galėsi šokti, kristi ir visai. Deividas Raguckas, jeigu parašysit Facebook'e, tikrai apie parašiutizmą jums visko pripasakos, tai jeigu domitės konkrečiai jau norite truputėlį gilyn lysti, parašykite ją. Viskas, ačiū labai. Ir marizone.lt. Ačiū, iki.